Kvartalas Riverland išskirtinis ne tik laisvalaikio zonų ar sporto bei žaidimų aikštelių gausa, bet ir savo lokacija. Už 300 metrų teka Neris, o miškas čia vos už minutės kelio, tad šiandien su Lauriu išsiruošėm į žygį. Sakyk, o kam tau švilpukas reikalingas? Kai pasimetu, pavyzdžiui, aš čia, Taip. o tu ten kažkur kitoj pusėj ir tu manęs negirdi, kai aš tave reikiu. Oba, tu esi labai protingas vaikis, čia mamytė išmokė. Taip. Kad jeigu jau miške pasiklystum, švilpt, ar ne? Lauris į mišką pasiėmė ne tik švilpuką, bet ir žiūronus. O kokių gyvūnų šitą miške esi matęs? Stirna. Wow, didelė buvo, parodyk, kokio dydžio buvo stirna. Nu, kažkokia tokia maždaug. Tokia, ar ne? Beje, ir man pasisekė miško gyventojus išvysti. O. Kiškutį matau pievoje. Wow, imk ir tu pažiūrėk. Fainai. Varom toliau, pasižiūrėsim, ką dar rasim. Aš žinok, turiu kuprinėje sumuštekų. Tavo šeima yra paruošusi visą pikniką, tai aš galvoju, gal tu pasakyk, kai būsi alkanas, trauksim iš kuprinės sumuštinių. Tai kad aš jau noriu. Jau norėtų sumuštinių? Nu tai gerai, žinok, tavo žodis yra mums visiems įsakymas. Pasiruošęs? Taip. Žiūrim, ką turim kuprinėje. Pasistiprinti reikia, ar ne? Taip. Kelionė. Oho, kiek čia visko priruošta. Žinok, mano pats mėgstamiausias sumuštinis, trikampis keptas. Vau, čia yra morkytės, ar ne? Nori dar vieno sumuštinio liko? Nenori? Ačiū tavo mamai už sumuštinius ir vaišes. Žinai ką? Sakyk. Tu mano geriausias draugas. O, kaip fainai. Nu tai duok 5 tuomet, kad mes susitiktume ne tik kas metus, kai aš atvažiuoju į Riverlandą, o dabar lauksiu tavęs Kaune pas mano šeimą, gerai? Aš tavo amžiaus turiu sūnėną ir krikštasūnį, tai aš labai noriu pasidžiaugti, kad ir tu, ir jie esate labai laimingi. Jūs esate matę ir driežą, ir sraigę, ir stirną, ir daug kitų gyvūnų. Turit galimybę pasivaikščioti miške. Tu dar pats to nesupranti, kaip čia yra fainai, bet kai paaugsi, pats kviesiesi draugus ir čia rengsi ekskursijas. Išties smagu, kad apie fauną ir florą vaikai gali sužinoti ne tik iš biologijos vadovėlių, o viską pamatyti savo akimis bei žaisti ne kokį Counter-Strike, o patį tikriausią šiškų mūšį.